Žinai, aš dabar einu ir galvoju. Ble, mano bendrabutį yra 4 asmenų šeima, supranti? Mano bendrabutį yra 4 asmenų šeima. Ir šalia bendrabučių yra visur kitur tik daugiabučiai, žinai. Šalia bendrabučių yra tik daugiabučiai. Bet ką aš pastebėjau, kad iš šonų, ten už kelio ir šalia, už tvoros yra panašus daugiabučiai. Tai šitą tiesiog noriu pasakyti, kad galimai architektūra prasidėjo nuo daugiabučių, ne nuo bendrabučių. Nors ten gyvena ir 4 asmenų šeima, bet jie nėra pritaikyti, supranti. Tai kadaise, kai buvo pati pradžia, buvo kažkokie tai bendrabučiai, bet ten gyvendavo žmonės po vieną. O jūs taip žinot, kad žmogus yra, kad žmonės yra skirtingų lyčių. Tai taip išeina, kad žmonės dauginasi, poruojasi, jie susitinka su draugais ir paskui gimsta vaikai, ar ne? Paskui gimsta vaikai ir jau vieno kambario neužtenka. Ir per 2 kambarius šeima negyvens. Tai to pasekoje, to pasiekmė yra tai, kad buvo pastatyti daugiabučiai, bet panašus į bendrabučius, kur būtų keli kambariai ir visos reikalingos komunalinės paslaugos. Kam reikalingos komunalinės paslaugos? Tai tiesiog organizmo šalinimo funkcijoms ir vaikų priežiūrai. Šiaip pagal mane, tai daugiabučiai reikalingi yra šeimoms. Vieniši žmonės gali gyventi bendrabučiuose, tikrai gali. Bet kai jau atsiranda šeima, gimsta vaikas, reikia ir valgyti daryti, ir praust, ir keist pampersus, ir migdyt. Tai pagal šitą idėją daugiabučiai yra skirti šeimoms arba moterims auginančioms mažus vaikus. Šitam dalykui yra skirti daugiabučiai. Būtent prižiūrėti mažus vaikus ir gyventi porose. Gyventi porose, mylėtis ten, rūpintis šeima, tai čia yra daugiabučiai. Bet aš gyvenu bendrabuty ir pagal mane yra tokia idėja, kad aš gyvenu bendrabuty ir pagal mane yra tokia idėja, kad galimai pačioj pradžioj mūsų civilizacijos, turiu omeny, Saulės sistemos pradžioj, kai atsirado pirmosios Rusijos, kai atsirado pirmosios planetos, tai buvo kažkas panašaus į bendrabučius. Bendrabučio esmė yra, kad tu gyveni kambarį, į tualetą eini ten pat, kur visi, kakų darai ten pat, kur visi, sysų darai ten pat, kur visi. Ir šitą valgyt darai irgi kartu su visais. Man tėvas nupirko vežimėlį, kad galėčiau gamintis virtuvėje maistą, bet tai nėra patogu. Pačioj civilizacijos pradžioj galėjo būti bendrabučiai, bet kaip sakiau, susitinka moteris vyrą, gimsta vaikas ir gyvenimas šeimoj, poroj arba auginant vaiką tampa pernelyg sudėtingas, vaikščioti pastoviai į virtuvę, eiti į dušą pirmam aukšte. Tai dėl šitos priežasties, būtent dėl šeimos, daugiabučiai yra skirti šeimoms. Ir dėl to, kad moteris gimdo vaikus, paskui jos turi prižiūrėti, buvo pastatyti šalia bendrabučių, buvo pastatyti daugiabučiai, kur moteris galėjo rūpintis vaikais
ir gyventi patogiau. Taip pat, kai gimsta vaikas, moteris turi kažkur dirbti, kad išlaikytų savo vaiką ir augančius maisto poreikius. Kai gimsta vaikas, išauga maisto poreikiai, tiksliau, kai vaikas paauga, išauga maisto poreikiai ir dėl šitos priežasties moterims tampa sunkiau išlaikyti savo gyvenimą. Moterims tampa sunkiau gyventi ir dėl šitos priežasties buvo sugalvota bendrabučius pakeisti į daugiabučius. Bendrabučius pakeisti į daugiabučius. Buvo sugalvota taip todėl, kad moteris galėtų uždirbti pinigų papildomam išaugusiam maisto poreikiui ir prižiūrėti savo vaikus, kartu su jais gyventi, iki kol jie suaugs ir galbūt paliks namus. Tai buvo bendrabučiuose ir pirmosiuose daugiabučiuose. Vėliau daugiabučiai didėjo, vėliau daugiabučiai keitėsi, jie tapo labiau primityvus ir daugiau pritaikyti nebe moterims su vaikais, o jau gyventi šeimoms, kai vaikai paauga. Tai bendrabutis yra skirtas gyventi vienam žmogui kambarį. Pirmieji daugiabučiai yra skirti moterims auginti vaikus, o jau daugiabučiai, kurie yra jau pastatyti pagal planą, yra skirti gyventi ir vaikams, ir tėvams su mažais vaikais, ir gyventi visiškai privačiai. Bet mano idėja, kad pačioj pradžioj, kai atsirado Saulės sistema, galėjo būti bendrabučiai. Tai yra pats pirmykštis būstas. Bendrabutis tai yra pirmykštis būstas, tai yra pirmykštė bendruomenė, tikroji pirmykštė bendruomenė, nuo kurios atsirado štai tokie daugiabučiai, kurių gyvena nebe moteris su vaikais, o jau visos šeimos kartu gyvena kartu ir augina savo vaikus. Tai yra tokie daugiabučiai. Bet pas mane yra bendrabutis ir pagal idėją pačioj pradžioj galėjo būti kambariai, kuriuose gyvendavo žmonės pavieniui. Aišku, yra toksai dalykas, kur pas mane bendrabutį gyvena šeima 4 asmenų su 2 vaikais. Pora ir 2 vaikai. Tai kaip matot, kai šeimoje atsiranda prieaugis, bendrabučiuose tampa sugyventi pernelyg ankšta, sudėtinga ir jau reikia ieškotis būsto, kur būtų galima gyventi su komunaliniais patogumais ir svarbiausia atskirai nuo kitų. Taip pat reikalinga daugiau erdvės, atsiranda virtuvės privačios, tada atsiranda tualetas, dušas ir jau galima auginti vaikus ir gyventi keliese. Kad ir vieno kambario butas, bet jau jisai yra su komunaliniais patogumais, kas reiškia, jog šeima gali intensyviau, tai reiškia, kad šeima gali daugiau skirti dėmesio maisto ruošai. Svarbiausia yra ne dušas ar tualetas, svarbiausia yra virtuvė. Svarbiausia bendrabučio dalis yra virtuvė. Nes eiti ir gamintis maistą savo ir kitiems ir paskui nešioti. Bendrabutyje, kai šeimos gyvena 4 asmenų šeima, tai pasidaro sudėtinga aprūpinti vaikus maistu. Apsirūpinti maistu pasidaro sudėtinga, nes kai atsiranda 2, 3, 4 ar keli vaikai, iš karto padidėja maisto poreikis ir tokiu atveju tėvai, moteris yra priverstos labai daug vaikščioti pirmyn. Jos yra priverstos nešiotis visokius indus, keptuvės, priemonės, maistą ir gaminti maistą tai jau yra per sunku. Kai šeimoje atsiranda keli žmonės, kai gimsta vaikai, maistą gaminti bendrabutį darosi pernelyg sunku, nes bendrabutyje yra tik tai viena virtuvė. Yra tik tai viena virtuvė. Ir tai reiškia, kad išaugo maisto poreikis ir reikia daugiau gaminti. Jeigu žmonės arba moteris gyventų pavieniui,
Bet kai gimsta vaikai, juos reikia aprūpinti maistu. Ir jau moteris fiziškai nebespėja bėgioti virtuvę. Tokiu atveju atsirado daugiabučiai, kur moteris galėtų gaminti vaikams, kur moteris galėtų gyventi privačiai ir gaminti šalia vaikų maistą ir iš karto juos pakviesti pavalgyti. Supranti? Nes bendrabutyje maistas vyksta tik tai vienoj, nes bendrabutyje maistas yra gaminamas tik tai vienoj patalpoj ir jinai yra bendra su kitais. Ir taip pat, kai gimsta vaikai, nebeužtenka laiko bėgioti virtuvę ir dalintis, tiesiog, kai gimsta vaikai, išauga maisto poreikis ir moteris turi daugiau gaminti. Kuo žmonės reikalauja daugiau maisto, tuo jie ilgiau užtrunka virtuviai. Kadangi bendrabutyje virtuvė yra bendra visiems gyventojams, tai jau nebeužtenka nei laiko, nei pajėgumų, nei vietos apsirūpinti maistu ir pavalgyti, nes ten gaminasi visi žmonės. Bendrabučio virtuvę naudojasi visi žmonės. Ir jau nebeužtenka laiko, jau nebeužtenka vietos, jau nebeužtenka jau nebeužtenka įrengimų, žinai. Tiesiog atsiranda vaikai, bendrabutyje gaminti maistą jiems darosi komplikuota, nes virtuvę reikia dalinti su kitais kaimynais.